Žinote, kas yra žiauriausia šitame gyvenime? Kai esi persekiojamas už nieką, teisiamas už viską, kaltinamas už tuštumą, šmeižiamas už tylą, provokuojamas dėl savo gyvenimo, naikinamas dėl veido ir galų gale kankinamas dėl kūno. Kaip sakant, atimtas gyvenimas lengva ranka, o grąžinti nieks net nežada. Jeigu šnekėčiau vien blogą, jūs tiesiog įsijunkit plocą. Jeigu norite pamatyti ką nors gero, pažiūrėkite jūs Padamauską. Jeigu norite matyti, kas mane sunaikino, įsijunkite Facebooką. Jeigu norite iš tikrųjų pasijuokti, pastebėkite Seksbachą. Jeigu norite prarasti laiką, junkite TikToką. O jeigu norite būti palaidotas gyvam, atsisėskite šitam kambarį ir laukite išganimo. Jeigu norite nebeturėti blogų minčių, pabūkite vieni. Bet jeigu norite gerų minčių, supraskite, kad jūs nesate vieni. Jeigu norite suprasti kalbą, daugiau klausykitės tos šnekos, kurioje gyvenate. Jeigu norite, kad gyvenimas būtų balanse, stenkitės klausytis angliško ir angliškų bei amerikoniškų tarmių. Jeigu norite, kad gyvenime išnyktumėte, rūkykite marihuaną. Jeigu norite mirti lėtai, rūkykite tabaką. Jeigu norite mirti greitai, tiesiog atvykite į Lithuaniją. Jeigu norite praktikuotis sportą, tai vykite į užsienį. Jeigu norite tapti profesionalu, bent pradėkite valgyti. Jeigu norite pasiekti didžiausias aukštumas, naudokite tik tai vandenį. Jeigu norite, kad jumis tiesiog panaikintų iš visuomeninio gyvenimo, paragaukite alkoholio. Jeigu norite turėti šeimą, tai tiesiog gyvenime nesusidėkite su žmonėm, prieš tai jų nepatikrinę. Jeigu norite išeiti į lauką, atsisakykite visko, dėl ko tiek kovojate. O jeigu norite turėti būstą, tai galų gale parduokite savo sielas. Jeigu norite, kad jumis gerbtų, turėkite telefoną. O jeigu norite kažką mylėti,
būtinai nusifilmuokite. Bet tada turėsite problemų su tais, kurie laiko ginklus šitoje sistemoje. Jeigu norite pasiekti rekordus, teks pasistengti, nes viskas, ką savo kūnu padarome, tai viskas prasideda dar vaikystėje. Jeigu norite būti greičiausi, tai atsiribokite nuo žmonių, kurie yra tokie lėti ir nori tiesiog jumis užgniaužti. Jeigu matote, kad žmonės begalviškai greitai juda aplinkui jumis, reiškia, jūs jau patekote į pragarą.